Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis sveikinas jaunimo naujienos. Populiariausia liga vėl sugrįžta. Aš šį virusą vadinsiu populiariausia liga. Iš vaizdo įrašo pavadinimo aišku, kas tai per liga, tačiau reikia saugotis nuo algoritmų. Taigi, rugsėjo 7 dieną turėjusios įvykti Ryto ir Lions varžybos atšaukiamos dėl populiariausios ligos atvejų. Sugrįžtame vėl laiku atgal. Gerai, padėliokime įvykusius įvykius loginė seka. Nors atrodė, kad vadinamoji pandemija pasibaigė, yra ruošiamos tarptautinės sutartys, kurios suteiktų Pasaulio sveikatos organizacijai galią priimti privalomus sprendimus valdant būsimas pandemijas ir valstybės narės juos turėtų vykdyti. 2023 m. gegužę Pasaulio sveikatos organizacijos pareigūnai teigia, kad populiariausia liga nebėra pasaulio sveikatos krizė. Tačiau PASO generalinis direktorius priminė, kad tai nereiškia, kad populiariausia liga kaip pasaulinė grėsmė sveikatai baigėsi, todėl tarptautinio masto ekstremali visuomenės sveikatos situacija dėl viruso gali būti vėl paskelbta, jei situacija pakistų. 2023 m. rugpjūčio 30 d. pasirodė Delfyje straipsnis su pavadinimu "Daugėja populiariausios ligos atvejų. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras praneša, kaip rudenį vyks testavimas, švirkšto adatos įleidimas į petį ir ugdymas. Straipsnyje minima, kaip bus pristatytas atnaujintas populiariausios ligos švirkšto skystis. Ugdyme bus galimybė skelbti laikiną ar dalies švietimo įstaigos veiklos apribojimą, taip pat minima, kai bus galima skelbti epidemiją. Žodžiu, tikri orakulai. Na, kaip jau minėta, visai neseniai pranešta, kad rugsėjo 7 dieną turėjusios įvykti Ryto ir Lions varžybos atšaukiamos dėl viruso atvejų. Tad štai matosi, kaip viskas dėsningai vyksta. Tačiau kaip galima taip tiksliai žinoti, kaip viskas klostysis? Kaip žinoti, kaip mikroskopinio dydžio virusas plis ateityje? Įdomiausia tai, kad iš anksto priimami teisės aktai, o teisėje dalykai, dėl kurio priimamas teisės aktas, turi būti konkretus ir kuo tikslesni. Panašų argumentą išsakiau dar 2022 m. sausio mėnesį vykusioje LNK laidoje. Mokslas negali skambėti, kad mes nežinom, mes kažkiek čia nėra tikslios informacijos. Jūs daug dalykų, kaip matom, nežinot, bet sprendimai eina griežti, privalomi ir net sugrasinimą. Tad toje laidoje buvo galima išgirsti, kaip nėra tikslių duomenų tam tikrais atžvilgiais dėl švirkštos esančio skysčio, dėl pačio viruso ir taip toliau. Tačiau sprendimą pašalinti studentą iš bendrabučių ir jam neleisti patekti į paskaitas, kad jis nebuvo atkišęs pečio, buvo galima priimti ir taip toliau. Šiuo metu vėl viskas pradeda kartotis iš naujo. Tad vienoje pusėje mes turime virusą, kuris yra mikroskopinio dydžio ir niekas tiksliai negali apskaičiuoti, kaip jis plis ateityje. O kitoje pusėje mes turime priimamus teisės aktus, kuriuose tiksliai aprašyta, kaip jis bus išplitęs ir kaip reikės elgtis. Ar tai, švelniai tariant, nėra keista ir nelogiška? Būkime budrus. Iki.